Sveiki. Sveiki. Tai ką čia sugalvojot? Užsiauginti drugelius. O tai kaip čia taip sugalvojot? Pamatėm reklamai, kad augina ir pardavinėja, tai mes nusprendėm, kad jie mums gerai būtų. Kai mes juos gavom, jie dar buvo vikšreliai. Jie gyvena 2 savaitės. Ir ką jie valgo? Jie valgo kanų lapus. Kanų lapus galima gauti sodo parduotuvėse. O kaip juos paruošti? Ar visą tą kanų lapą duodi? Ar kaip? O ką pirkti? Gėlę. Visą gėlę nusipirkti. Taip, visą gėlę. Ir tada įdedi į stiklainį tą lapą, padarai skylutes ant stiklainio ir tik tada įdedi į tas skylutes lapą. Ir taip jie užlipa ant to lapo ir valgo, taip? Tai vikšras kiek laiko gyvena? 2 savaitės. O kas tada atsitinka? Pavirsta lėliukė. Va, buvo tokia lėliukė, taip, ir iš jos išsirito drugelis. Po kiek laiko išsirito drugelis? 2 savaičių. O ką reikia daryti, kad lėliukė liktų sveika? Neliesti jos. Neliesti, saugoti ją, taip. Taip. O ką daryti, kad lėliukė susiformuotų? Kaip ten atsitinka, kad iš vikšro pavirsta lėliukė? Ją reikia daug maitinti. Vikšrą reikia maitinti. Ir vėliau jisai pasikabina ant šito tinklelio. Pasikabinęs, kai jisai prilimpa prie to ir jis susispaudžia. Pakrimpėja. Ir jis kažkaip tai užsivinioja save šito trapiu siūlu. Ir būna tada 2 savaitės, taip? jo, laukia, kol išsiris drugelį. Jėga. Gerai. O kai išsirito drugelį, ar turi vardus jūsų drugeliai? Taip. Šitas yra Kaluš, Šauliukas, šitas Sauliukas ir Drambliukas. Puiku, gerai. O kiek laiko drugelis gyvena? 1 mėnesį. 1 mėnesį, o kodėl jis taip trumpai gyvena? Jisai gyvena netrumpai. Jisai gyvena gan ilgai. Yra ir drugelių, kurie gyvena 1 dieną, bet yra ir kurie ilgiau, tai ilgiau tas būna ilgiausias laikas 6 mėnesiai. O Lietuvos drugeliai tai trumpiau gyvena. O kur drugeliai gyvena? Šitame tinkle, bet kai vikšriuką jūs gaunat, mes gavom dėžutėje. Bet po to jūs perdėjom į šį tinklą krepšį. O tai drugelius išleidžiat? Išleidžiam po virtuvę. Bet negalima, kad lauke, nes po to nesugauni. O kaip sugauna drugelius? Su apelsinu, pavyzdžiui, mentelį įdedi ir mes iškeliam ją. Ir tada jau jie pasigauna. Arba mes ant pirštą įmerkiame į apelsino sultis arba į obuolių tyres visokias. Ir bananų. Ir va tai pakišam po jo pilvuku ir jisai su kojytėm kažkaip pajaučia tą apelsiną, užlipa ir mes jį perkeliame visą krepšį. aišku, va, kaip valgo drugelis. Na tai ačiū Jums labai už pasakojimą. Ar Jums patinka auginti drugelius? Labai. Ar siūlytumėt kitiem auginti? Taip. Nesunku? Ir aš labai norėčiau, kad kažkuris iš drugelių padėtų kiaušinėlius. Na, gal taip ir atsitiks. Gerai, ačiū Jums ir iki. Iki.